pirmauji, visas gėles padovanosiu, einam gyvenimą papuošiu, švieti ryškiau nei visos žvaigždės, tavęs aš niekad nepaleisiu. Vilniaus gal man kas parašys, gal būsi tu, jei niekas vėl nesulaikys, juk niekam jau ne paslaptis, pasaulis visas man esi, nebegaliu, tave vėl noriu pamatyt, visas gėles padovanosiu, einam gyvenimą papuošiu, tu man vienintelė pasauly, be konkurencijos pirmauji, visas gėles padovanosiu, einam gyvenimą papuošiu, švieti ryškiau nei visos žvaigždės, tavęs aš niekad nepaleisiu, tavęs aš lauksiu dienomis ir naktimis, nebestabdyk, sutiksiu su pastomis, visas gėles padovanosiu, einam gyvenimą papuošiu, tu man vienintelė pasauly. Išjunkit tiesiog su šonu, nežiūrėdami. Be konkurencijos pirmauji, visas gėles padovanosiu, einam gyvenimą papuošiu, švieti ryškiau nei visos žvaigždės, tavęs aš niekad nepaleisiu. Visas gėles padovanosiu, visas gėles padovanosiu, einam gyvenimą papuošiu, tu man vienintelė pasauly, be konkurencijos pirmauji, visas gėles padovanosiu. Labas rytas, miestelė. Gero žaidimo. Šios kalbas pradeda žaidėjas su numeris 1. Labas rytas, miestelė. Aš nuėjau į naktį su tą pačią dar mintim apie tą 3 papilą, reiškia, prie 9. Tai jeigu kas nors turi, pavyzdžiui, literatūros šitą temą ir kad aš galėčiau ramiai savo perskaityti ir įsigilinti argumentus, tai man persiskaitų iš tikrųjų. Aš norėčiau tikrai ramiai paskaityti, nes aš pats sužinojau šitą, vadinkim taip, idėją ne taip senai palyginus, man atrodo vasarą. Ir man atrodė, kad čia yra nesąmonė, nes labai didelė sulaužimo rizika ir visą kitą, bet aš paskui sutinku, kad jeigu yra šerifas ir patikrintas raudonas, tada viskas tvarko. Eliminuojasi iš tikrųjų labai daug įtariamųjų, šerifui mažiau tikrinimų lieka ir panašiau. Kai šerifo nėra, va šitas man lieka dalykas neaiškus. Va, dabar dar grįžtant prie praeito žaidimo, aš galvoju, kad mes šauniai tikrai sužaidėm ir sugebėjom laimėti, bet aš galvoju, kad mano paties pradžia buvo labai bloga, nes aš sužaidžiau su 2 juodais iš 3, su kuriais aš sužaidžiau, netgi ne 3, aš sužaidžiau 2-7-8, iš jų buvo abudu juodi, tai man buvo labai blogai iš tikrųjų. Išstatau žaidėją numeris 1, aš pats duosiu savo poziciją. Aš pats duosiu savo poziciją, kiek jums vertinga, kitas klausimas. Žaidėjas numeris 2. Matot, pas mus čia jau tokia yra žodis meta, nu, tipo, išsivystęs toks žaidimo, nežinau, kaip strategija, kad kai save išsistatai vieną iš jų, kad nėra labai jau raudonas ženklas, nes tipo juodam žiauriai lengva taip apsiraudoninti, tai čia jūsų neapsiraudonina. Dėl 3 pakelimų irgi turiu savo nuomonę, ne literatūros, iš savo logikos, nes tu turi šansą pakelti 3 įtartinus, kai jeigu iš eilės juos išmetinėsi, žaidimas baigsis. Nu, dėl tai aš netiko jūsų kalba, plus, nu, žaidimas. Žiūrėkit, mano kalba, aš noriu gerą emociją, o čia neprašom manęs neužmiršinėt. Aš esu raudonas,
eilinį kartą, nes šiais metais jis yra raudonas, kažką norėjau pakalbėti, bet išmušėt iš vėžių. Nesakysiu, ką norėjau pasakyti, ką aš galėčiau įtarti į priekį. Tai manau, kad 5 mąstė apie strategiją, tai gal buvo juodas ir daugiau nežinau ką. 9 mane va praeito žaidimą labai išmaudė, aš irgi su juodais. Žaidėjas numeris 3. Jau kai nunešėtų savo gerą emociją, tai pakalpino iš tos dėl numeris 2. Bet ir 1-2, vienas yra juodesnis. Pasakysiu dėl ko, kad 1-2 reikėtų galima būtų ant papilo pagalvoti. Kai paskui mes naktį miegam, mums reikia tipo pamastyti, nu kas tipo vyko prie stalo. Ir jeigu mes turim daugiau informacijos, kas vyko, tipo, ką vienas pasakė pro pilą, ką du pasakė pro pilą, nes dabar jūs kalbos yra tuščios, mums dar jūs labiau padėtumėte, jeigu jūs pasikalbėtumėte. Dėl to net ir 2 pasiklausyti, nes jūsų dabar kalba apie pirmą nebuvo labai, jūs norėjot kažką pridėti apie jo kalbą. Kitas dalykas, jūs norėjot kažką pridėti, apie 5 pasakėte kažką strategiją, iš kur žinot apie jo strategijas, tai man šitas nebuvo aiškus dalykas. Dėl to jūs nesat visiškai raudonas ir apie pirmą, kai mažiau pakalbėt, jūs net gali būti 1-2 kartu gali būti mafai. Vėl pirmas raudonas. Praeitam žaidime pamačiau, kad 9, kai 4 buvo juodas, 9 parodė, kad dabar 9 parodė, kad jūs esate juodas ir jūs buvote juodas. Jūs tipo, jūs gali lengviau suprasti. Dėl to kol kas galvoju, kad gali sklysti, bet kol kas galvoju 0-3. Žaidėjas numeris 4. Galim pilinti 3, ar ne? Aš nesu įstatinėjęs kaip iš karto. Aš norėčiau 3 tiesiog statyti. Man keista, kad jūs 2 įstatot, ta prasme, jūs pats parodėt, kad pirmas jums yra tipo juodas. Aš asmeniškai iš antros patus net dėmesio norėjau, ta prasme, ant stalo gauti, kad mes truputėlį jo paklausytume. Atomas neužveda mus gal kažkokią pozityvią energiją, bet mano kalba visai ta prasme suėjo. O kad jūs žaidžiat 0-3, man asmeniškai tas savo įstatymas jis irgi neužėjo, bet kitas dalykas, kad mes ir prieš žaidimą apie tai jau kalbėjom, ta prasme, apie tą 3 papilą, apie tą patį naktį pagalvotų, kad nėra naujų minčių. Bet jūs gal aiškesnė duosit poziciją, man gal kas jūs esat labai įtartinas. Po to eina 3, o 2 aš manau, kad yra raudonas, aš drąsiai pažaisiu 2-4, šiandien irgi traukiu tik raudonas. Ir pagal savo žiūrint statistiką gan gerai pataikiau, tai su manim gali drąsiai kooperuotis ir galite manim pasitikėti. Ačiū pas. Dėkuoju jums, žaidėjas numeris 5. Na, nežinau, ar jūs jau taip gerai pataikot pirmą žaidimą su 2 juodais, po 0 su repeticija, jeigu norit, kad priminčiau, po to davė juodu. 3-5 sužaisiu, nelabai prieš 4, galit klysti iš tikrųjų, nors jūsų argumentacija 3-5. Mokslininkai galvo labiau raudonas, nes tikrai 1-2 buvo sunkios kalbos. Pirmas savęs įstatymas, kalbėjimas apie praeitą žaidimą, kalbėjimas apie tai, kas vyko prieš naktį, emocijos pasikeitimas, daug juodų požymių, kol kas prieš jūs antras žaidėjas jaudino, tai šiek tiek pakalbėjot kažką apie pirmą labai greitai ir paskui pradėjot apie savo naktinės mintis, lygtais toks jausmas, nenorit kalbėti apie tą pirmą žaidėją, pradėjot apie mane kažkokias strategijas, ką aš veikiau naktį, tai iš vis nesupratau. 10 sekundžių. Apie ką jūs ten kalbėjot, apie 9 kalbėjot, ką matot, aš šneka, todėl manau 3 analizė buvo gera, 3-5, ne prieš 4, 1-2 norėčiau, kad pasikalbėtų ir ant papilų ir pasakytų kažką įdomesnio. Ačiū. Žaidėjas numeris 6. Labas rytas. Labai sudėtinga, tik Sauliu, kai būna, kai sėdi prie kitokio stalo, tai yra tam tikros nusistatymai ir, kaip atsako, įsistatymas savęs yra juodo žaidėjo pozicija. Nepasiraudonė, tą jums ir pasakė. Tai prie šių žaidėjų reikia jau prisitaikyti prie jų žaidimų ir nedaryti tam tikrų judesių. Kas man nepatiko 1, 2 ir 3, tai kad visi pratęsė to pačio pirmo žaidėjo klausimus, mintis apie tų 3 žaidėjų įstatymą. Bet, jūs irgi šiek tiek pradėsit pakalbėti, bet aš ta prasme poziciškai pasiimsiu 3-5, nes man 5 pakankamai aiškiai paanalizavo, pasakė argumentus 1, 2, 3, 4, kodėl yra, bet jūs pasiimtė 3-5, nes 3 žaidėją vadinkime su savimi, 0-3 šitoj vietoj, tai jums šitoj vietoj logiška pasižaisti. Tai 4 irgi turėjo priekaištų 3, turėjo priekaištų 1 ir pasiimtė 4. Tai aš sakau, žaidžiu 3-5, nors 3 irgi pratęsė tą mintį dėl tų 3 žaidėjų šitoj vietoj. 4 nežaidžiu su 4, jis ta prasme, jūs žaidžia prieš jūs šitoj vietoje, ne, ir išsimetė 1, bet pavyzdžiui, sužaidė su 2. Ačiū. Žaidėjas numeris 7. Labas, kitas miestas. Pažaisiu komandai 1, 2, 4, 7. Pirmą dabar jūs visi suprantu, kad palaukant dėl to, kad jisai tave įsistatė. Tai, kaip sakant, nėra labai raudonas veiksmas, bet man jūsų pati kalba, kaip jūs kalbėjote, ta pati struktūra, aš jūs supratau, kalba buvo rami ir galvoju, kad jūs galėtumėte būti labiau raudonesnis. Bet būna taip, kad aš kai pagalvoju, kad jūs esate raudonesnis už kalbą, jūs būnat juodas. Tai čia
yra tokių klaustukų, bet aš kol kas dabar pažaisiu. Antra, man apskritai kalba buvo, tokia pakankamai, nežinau, negaliu pasakyti pozityvi, bet tokia, nežinau, ko ten trečias prie prisikabino tenai prie viso to ir tas man buvo keista, aš tik trečias pradėjo daryti tenai ryškius konfliktus, man trečias sukėlė labai daug įtarimų. 10 sekundžių. O kad 5-6 žaidė su trečiu, tai manoma, tai yra klaustukų dėl jūsų. 4 pasiėmiau, kad jisai bent jau 2 pasiėmė, nors 1 jūs neėmėte, bet aš galvoju 3, 5, 6, čia nėra viskas gerai. Žaidėjas numeris 8. Sveiki. Žaidžiu 1, 2, 4, 7, 8. Rodžiu, kad 3 man pakankamai juodas, ypač kalbos gale, kai jis įsijungia 1, 2, 4 juodo komandą jam. Buvo taip? Čia labai, kai antras atidaro savo kalbą ir savo, kad pirmas, žinokit, pirmas čia savai statyti, žinokit, labai juodas ženklas. Ja, manau, kad jis taip darytų, būtų gal patylės ar dar kažką, jūs iškart sujungėt 1, ne iškart, bet paskui sujungėt 1, 2. Tada 5 nelaikau tokio labai juodo iš 3, 5, 6 bent jau šitam rate, galvoju 6 labiau juodas už 5 ir už tą komandą 3, 5, 6, dėl to, kad jūs uždarėt kol kas tą komandą, jūsų kalba netokia sklandi buvo, mažiau analizas buvo, bet 5 pasakė, kad jūs jaudinatės, ar kas pasakė? Antras iš vis nesijaudina, mano akimti net per savo kalbą ir dabar jis pakankamai atsipalaidavęs, tik gal šaltas žmogui, vas triukai užsidėjo. O 4 labai atsipalaidavęs kalbą, dėl to iš emocijos jo kalba geresnė, bet aš labai senai buvau, tai aš nežinau, kokius į principą daug žaidžia. Gerai. Žaidėjas numeris 9. Pagal komandas man 3, 5, 6 labiau tiktų, bet aš dabar galvoju, kad 2 netoks baisiai juodas gali būti, nes 4 labai žinojo spalvą. Iš kur pakalbėjo 1, 2, 3, 4 ištraukė kažkodėl, tai kad 2 yra tikrai raudonas, tai dėl to man nelabai dėl to antinka su 7-8 žais, nes jūs abu sakot, kad 4 yra raudonas. O man jis nėra raudonas, nes jis iš 1, 2, 3 ištraukė tik tai 2 spalvą. Pagal komandas 3, 5, 6, bet iš 3, 5, 6 akcentai tokie, kad trečias pats įtartiniausias už tai, kad aš parodžiau pirmas neraudonas ir jis ją pagrebė ir bando kažką tai padaryti tokią žiežirbėlę tarp 1-9. Aš nesakau, kad jūs tikrai man juodas, bet jūsų kalbos pradžia buvo, prasta. Tai va, žaidžiu 3, 5, 6, akcentai tokie, kad 5, 6, paskui 3 ir galvoju, kad 10 sekundžių. Nežaidžiu 7, 8 dėl to, kad jie žaidžia su 4. Viskas. Aš įtariu stipriai įtariu 4, o jie abu sako, kad 4 yra raudonas, dėl to aš nenoriu su jais žaisti. Žaidėjas numeris 10. Jūsų nelabai kas klausė prie stalo, dėl to galvoju, jūs labiau raudonas. Kai žaidė, įsitau 6, kaip kalbėjo 1, 2, 4, aš pagalvojau, kad jie taip tokie individualistai, tokie kalbėjo apie save. Pirmas apie praeitą žaidimą, antras sako, va dabar aš noriu jums pralinksminti, nelabai pirmą nori. 4 sako, jūs manęs pasitikėkit, aš labai raudonas. Aš galvoju, ar čia raudono ėjimas, ar čia daugiau tokie juodi pasitikinti savimi, bet pas juos buvo panaši pavyza pas juos buvo. Tai va, tai aš kaip ir galvoju, kad galbūt raudoni, gal čia nori, jau čia individualistai labai pasitikė savim, nes juodi labiau tokie susigūžę. Dėl to taip ir tiktų 1, 2, 4, 7, 8 čia, kurie žaidžia. Bet man 7, 8, aš pagalvoju, kad jūs raudonas dėl to, kad pagal stalą, kaip stalas jums reaguoja. Nes matote, jeigu juodas kalba, jį bent žiūri bent 2 kiti žaidėjai. O jūs kažkaip niekas jumis nežiūrėjo, dėl to pagalvojau, jūs raudonas. O iš prie 7-8, man irgi galvoju, kad ten nelabai raudonas. Dabar miestelėje vyks balsavimas, įstatytos 3 kandidatūros, 1, 2, 6. Tokiu eiliškumu ir balsuosim. 1, 2, 6. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 1? Stop. 1, Flavija. Kiek čia yra? 5, 6, ne? Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 2? Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 2? Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 6? Nes likusios rankos, žaidėjas numeris 1, miestelis mieste padėjėjus, sveikinimo kalba. Nuostabu, nes aš buvau šerifas ir aš būčiau tikrinęs žaidėją numeris 6 ir būčiau tikrinęs pagal tai, kaip naktį mačiau iš tikrųjų atsikėlęs jos po vizą. Ir pagal tai, kad 5, reiškia, prašė, kad rodė, kad jinai, reiškia, yra juoda, tai aš būčiau atsiverinėjęs 5, jeigu būčiau radęs 6 juodą. Va, tai dabar žaisit vieni. Sulaužė stalą 5 ir 2. Atsiprašau. 5 tikrai dėjo į mane. Aš išgelbėt bandžiau, ponas. 6 nuo 6 iki 10 privalėjo dėti į mane. 10 nieko nesulaužė. 2 padėjo. Jūsgi privalėjo dėti mane nuo 6 iki 10. O jinai nedėjo? Tada aš matai žiūrėjau į tą pusę. Supratau. Bet tikrai 2 padėjo. Jūs gal gaudėt? Žodžiu, prigaudėt.
Aš esu šerifas, game over. Aš būčiau ištikrinęs 6 ir manau, kad 6 yra juodžiausia prie stalo. Tai čia bet tik tiek. Kas raudoni? Manau, kad 5 raudonis. Pablam žaidėjai numeris 1, paliekate stalą. Oi, kokia graži nuotraukytė. Mieste naktis. Per ilgai galvojau, kad vėlu mums pradėti viską nuo pradžių. Meilę kaip kadaise patikėt ir tave iš naujo vėl įsimylėt. Nesvarbu, kad mums nebe 16 ir dienos bėga gal šiek tiek per greit. Man tave paimt už rankos norisi ir niekad jau nebepaleist. Meilės vandenynas mus skandina ir svaigina per dienas ir per naktis. Meilės vandenynas supa verselynas per dienas ir per naktis. Meilės vandenynas, mūsų meilės vandenynas. Meilės vandenynas. Labas rytas miestelė. Ir šiandienos kalbas pradeda žaidėjas numeris 2. Nesusišaudimas. Labai gerai, nes kelsim 3. Aš siūlau nominuojam 5 kaip karalių, jis išrinks 3 ką kelti. Kas nepasitikė 5 yra, kas netiki, kad 5 raudonas yra tokių. 5, jūs pavadovausit stalui. Išstatau, aš žiūrėkit, pasitariam. Nenorom, bet pavadovausiu. Numeris 5, aš manau, kad 10 netyčia laužia blogiausia tame. Ar gali būti, kaip jūs manot, kaip juoda laužia, ar kaip raudona? Aš manau, kaip labiau raudona, bent ta reakcija jos. O išstatau numeris 6, man asmeniškai tarpniausias numeris 6, žiūrėkit, numeris 5 sužaidė 3-5 ir paaiškino, kad ne prieš 4, o jūs sužaidė 3-5-6, netkreipė dėmesio, kad 5 prieš 4 nesužaidė ir ten kažkaip labai 4, nu grinai tokia juodiška kalba man buvo. Pasirinkot komandą 3-5, nelabai klausėt, ką ta komanda ir ten belenkapas ko išnekėt. Aš asmeniškai trojkę tikrai 6 dėčiau. 8 manau raudonesnis, nors jis ten kažką traukinuką uždarinėjo, tą 7 prisitarė, bet jis ten iš priešingų. Žaidėjas numeris 3. Šitą žaidėją numeris 7. Priimta. Aš galvoju, kad koks 6-7-8 tenais pabandyčiau pakelt, nes 8 nenorėjo žaisti su 6-7, įtarinėjo labiausiai šis, sakė 7 labiau raudonas, 7 sužaidė 1-2-4. Jūs sakot, kad aš esu juodas už tai, kad gale savo kalbos paskui 1-2 gali būti tipo kartu juodi. Pirmas dabar sako, kad jisai save įsistatė, jo kalba buvo tokia, o antras į pirmo kalbos labai neanalizavo niekam dar. Kaip jūs sužinojot, kad 1-2 jiems būtų raudoni? Man tai čia ir galbūt jie raudoni, antras į savo kalbą, dabar kalbos neatrodo labai juodas ir kaip jis atidarė pagal visą savo atrodo raudonas, bet kaip jūs tada sužinot, kai ir aš sėdžiu iš savo pozicijos, negaliu taip ir argumentuoti, kodėl jie gali būti kartu juodi ir jūs tik už tai užvažiavote, dėl to jis neraudonas. Jūs pasakėt, kad 6 yra įtartina, pasakėt, kad 7 yra maldės, jis žaidė 1-2-4, dėl to galvoju, kad 6-7-8, ten galima tokį patalą 10 sekundžių. 6 įtartina ir ten 7-8 turėtų, manau. 6-7-8 aš manau, kad ten bent vienas matas. Minimum, jeigu ne 2. Tai va, kas toliau, nežinau, man kaip geri argumentas 10 buvo apie 9, galvoju. Nu jau nebešnekėkite. Žaidėjas numeris 4. Aš kartais galvoju, ar aš kai vienas įgrįžti šneku irgi taip mane supranta kaip jūs, bet jūs turbūt aiškiau šnekat negu aš. Aš tai pavyzdžiui įtariu stipriai 9, nu tipo, mes kaip ir su jumis pasitarėm, aš ten pastebėjau tas rankas, kad ten gali 2 šaudytis, gali po to man atrodo kaip ir 1, bet vienas buvo sulaužyta, nu jo ir po to nesušaudimas, tai ar čia galėtų būti, bet aš žinau, kad ten barmaliais būna nebusukinėję ten savo tų rankinių būdų. Ta prasme, nu, aš visą laiką būsiu už tą taisyklę, kad jeigu sulaužo, mes turim išsivest, ta prasme, nu, aš suprantu ir tą reakciją ir man atrodo, kad labiau raudona, netyčia, aš dar prieš tai žiūrėjau, neįstatysiu, nes 5 sakė neįstatyti, o 5 dabar turi karūną, nieks nešnešdė šio klausimu, neįstatysiu nieko. Aš norėčiau žaisti prieš 9, manau, kad jeigu 9-10 metų į papilą, man labai tiktų. Nu, jisai sakė neįstatyti, o jūs davėte jam karūną, visiems tiko, tai aš neįsiu dabar prieš tavo dėl to. 10 sekundžių. Aš pasakiau savo argumentus dėl to ir plus jis stipriai mane įtarinėja, žinau, kad aš esu raudonas, jis ten duoda tą 4 patikrinimą. Tai imkite 7-8, kurie mane pasiėmė, kodėl mane būtent ima 7-8, jie mane pasiėmė į komandą, ten turėtų būti patikrinimas. Žaidėjas numeris 5.
Nu, žinot, tuoj tos karūnos gali nelikti, kai aš pasiūlysiu papilą ir ten gal bus 2 juodi žaidėjai kaip ir praeitą žaidimą. Bet karūna kol kas uždėta, bent jau nuo pirmo žaidėjo, antras žaidėjas irgi patvirtintai, trečias nieko apie mane blogai nesako, kad negaliu pilinti, ketvirtas lygiai taip pat. Nors jie dar nežinot, ką aš pilinsiu, todėl manau reikėtų sutikti, bet ką aš dabar pasakysiu, manau nenorėsiu sutikti. Faktas, tarp 90 turi būti mafas, kuris susakinėja kažką. Čia yra faktas. Bet man labai patinka jūsų mintis, kad 6-7-8, oi kaip negerai čia viskas. 6 visiškai puikiai sudėliojo 3-5, pagal vadovėlį sužaidė 7 visai kitoj pozicijai sužaidė, išsibėgiojo. Tik 8 aš laikau labiau raudonesniu, bet pagal vadovėlį reikėtų tiesiog 10 dėti į papilą, kuris sulaužė stalą, juo labiau į šerifą. Sutinkat, Laura, ar ne? Todėl 6-7-10 papylas, man atrodo, logiškiausias ir idealiausias. Įstatau 6, įstatau 7, įstatau 10. Šitie 3 žaidėjai turi pasipilinti, nes aš prieš tai papilinau 2 juodų žaidėjus, man uždėjo dabar karūną ir aš turiu tą teisę. Žaidėjo numeris 6. Aš klausiu, kas yra 4, nes dabar žiūrėkite, kas yra šito stalo problema tame, kad yra užparanojinama ir garantuoju, kad bus pralaimėta 3-3. Aš esu raudonas žaidėjas. Dabar žiūrėkit, aš pirmą pasakiau, kad 1, 2, 3 man nepatinka, bet pozitiškai sužaisiu su 3, 5, o 5 sugebėjo parodyti pirmam, kad 6 yra juodas. Tai kas tada yra 3, 5 komanda? Dabar klausiu, kas yra 4, nes 5 nesužaidė prieš 4, bet kai dabar klausiu, kas yra 4, man šito neatsako. Aš galiu eiti į papylą, bet tada labai gaila pralaimėsime 3-3. Greičiau prasidės kitas žaidimas šitoje vietoje. Kas man yra juodi? Žiūrėkit, jūs visi žaidžiate prieš mane. Nors įvardinau 3 juodas, jūs toliau žaidžiate prieš mane 5, tada galėtų būti įtariamų sąraše. 9 pastiprina mano poziciją, nes sužaidė 3, 5, 6 žaidime, 10 irgi raudonina 9, bet kažkodėl įtariamoji esu aš. Tai kaip 4 sako, kodėl įtarinėjate mane, nes 7, 8 tavo komanda, jūsų komanda pasiėmė. Nu tai tada jūs kalbėkite vienodais argumentais į vieną komandą ir į kitą komandą. Jūs žaidžiat mano argumentais, bet eina prieš mane. Ačiū. Aš neinu prieš jūs, net nepasakiau prieš jūs nei vieną žodžią. Gaunate 2 baudas už visą sakinio sudėliojimą, žaidėjas numeris 7. Jūs norite pilinti 6-7-10, taip supratau. Aš pasipylinsiu dėl to, bet tai, kad jūs nematote, kad trečias daro prie stalo, žinokit, man yra labai pikta. Dabar kuris iš šitų bekalbėjusių ponų pasakė, kad antras yra raudonas lygiai taip pat kaip jūs, nes jis gelbėjo stalą. Nė vienas. Trečias, kuris yra toksai pastabus žaidėjas, kuris yra logiškas žaidėjas, tai to net nemini. Nes jam rūpė važiuoti ant to. Todėl, kad aš važiuoju ant 7, jūs turite suprasti, kad 7 yra greičiausiai. Tai kas? Aš lygiai sakau, va 5 labai geras, išimti mane iš papylo. Trečias, aš manau, kad yra juodas ir kraštutinai juodas. Tors, jeigu jūs to nematot. Kodėl? Todėl aš jau pasakiau viską. Jūs net nepasakėte argumentų, kodėl antras yra raudonas. Nes jis gelbėjo stalą lygiai taip pat kaip 5. 10 sekundžių. Manau, kad 6 yra juoda, bet šiaip blogai, kad visi dabar ją atiduoda. Tai jeigu nėra juoda, nes nėra juodų tiesiog. Manau, kad su 9 yra juoda, 10 tiesiog ne. Žaidėjas numeris 8. Azijos miestas, galvoju 7 juodas, viskas gerai. Reiškia, 10 už sulaužimą ir 10 pasakė, kad 3 yra raudonas. Jeigu puola 3, tada statom 10, nes jinai pasakė, 3 yra raudonas. Jinai rodė. Tai tebūnė, jinai sulaužė stalą, tebūnė, išvažiuoja. Tik aš po šitos 6 kalbos labiau norėčiau 9 įstatyti. Bet jums davė karūną, jūs gelbėjot stalą, tebūnė, nes aš galvoju labai, kad stipriai po šitos kalbos 7 man juodas, o 10, nu todėl, nes jūs nesurenkat minčių, kažkodėl man sėdit, dabar labai nervuojatės, bijau, kad ramybė stalui. Puolat visus iš eilės, nu daktarai dabar antrą pradėjo ten gauti. Aš antrą? Nu dabar kažką sakė, ten antros spalvos neranda, viskas gerai, aš tiesiog nenoriu daug nieko sakyti, kad neprasileisčiau. 10 sekundžių. Tai va, nu gerai, tarkim, viskas gerai. 10 tikrai man tinka, kad davė spalvą 3, man 3 irgi neraudonas, jis pasakė, kad jinai raudona, tegu sėdi, jūs laužė stalą. Arba apsiraminat, arba gausite baudas už tokias gestikuliacijas. Klausom, kaip aš kalbu. Žaidėjas numeris 9. 10. Patvirtinta. Aš tiesiog neįpilinčiau, aš išvešiau 10 ir viskas. Nu, 6-7-10. Bet tu galvoji, kad 7 yra daugiau raudonas. Nu gerai, pilinam 6-7-10. 6-7-10 į 6, 1, tiksliau 2, 3, 4 į 7, likę į 10. Teisingai? 6-7-10 į 6, 2, 3, 4 į 7, visi likę į 10.
Aš tiesiog išvešiu 10 ir viskas. Aš galvoju, kad dabar jisai pradeda važiuoti 7, nors prieš tai rodė, kad trečias jam nėra raudonas. Kai trečias pasiūlė papilinti 6, 7, 8, man kaip ir neblogai buvo. Bet kadangi trečias uždėjo 0-3, jisai tikrai nesu 2, jūs gelbėt ir antras gelbėjo. Nu, tarp 6, 7, 8 čionais gal net ir dujuoti žaidėjai. Bet aš išvešiau dabar 10. Ačiū. Man nelabai patinka. Žaidėjas numeris 10. Su 5 bus pašnekėta biški namuose už tam tikrus veiksmus, ten parodymus, širdelės, ten net tiem asmenim, kuriem reikia. Realiai, žinokit, aš jums pasakyčiau priežastį, kodėl sulaužiau, tai net nesiteisinsiu. Kodėl sulaužiau? Nes aš pagalvojau, kad mūsų pusė prabalsuoja, jų pusė turi balsuoti pirmą ir žiūriu, kodėl niekas nebalsuoja pirmą, tu blemba, jau visi padėjo, nu gerai, nesvarbu. 4-6 turi pilti, jeigu norit kažkam dar įdomi mano versija ir kažkas dar mane pavadino raudoną, 4-6 turi pilintis būtinai, nes čia sėdi vienas mafas, pagal jumis 6 įtartina. 8 kartoja visų, ką pasakė, surinko visus argumentus iš visų savo minčių, visiškai neįnešė. Tai iš mano pozicijos 4, aš raudona, taip, kas yra, aš raudona. 5, 9 raudonas, už tai aš pasakiau. 10 sekundžių. Ai, mes susakymą, taigi jeigu mes galiau sakinėjom, tai kaip tik bus normalus. Kažkas nesąmonę parodė, ant čia kažkur nedažiūrėjo, aš pylinau. Ačiū. Dabar miestelė vyks balsavimas. 7-10 į 6. Bondai turite 2 pražangas, dabar vyksta miestelėje balsavimas, įstatytos 3 kandidatūros, 6, 7 ir 10. Tokiu eiliškumu ir balsuojam. Kas balsuoja prieš dėją numerį 6? Stop. 3 rankos. Kas balsuoja prieš dėją numerį 7? Stop. 3 rankos. Kas balsuoja prieš dėją numeris 10? Ir 3 rankos. Žaidėjas numeris 6. Turite pusę minutės. Nu, aš jau pasakiau savo argumentus. Dabar man 10 raudonina 9, nors jinai pastiprino poziciją, 9 prieš tai sakė, kad jis yra raudonesnis. Dabar 9 sako, įsiveskime 10, nes jis įlaužia. Kas man yra juodi? Nu, į mane stipriai. Ta prasme, į mane stipriai važiuoja 3-5, nesuprantu, kodėl šitoj vietai, nors sakau, sužaidžiu komandoj. 7 irgi, mane įsimetė vyti. Aš ir pasakiau, šito stalo yra problema. Nes jūs, ta prasme, vienus argumentus taikote į vieną pusę teisingai, o tuos pačius argumentus į kitą pusę neteisingai. Ačiū pas. Ačiū jums, žaidėjas numeris 7. Lauskas miestas, tai būnėm, tai 5 dabar ten padarys tą papilą. Kaip jis, jeigu jis nemato, kad 3-8 yra juodi, nu aš tavas, tiesiog, 8 klausimas, už ką 7 yra juodas, nesuranda argumentų, jis nesuranda argumentų. Prieš tai kalbėjęs, kad 3 jam yra juodas, jisai dabar kalba, kad 3 jam yra raudonas, nes 10 pasakė, kad 3 yra raudonas. 10 sekundžių. Wow. Nu, tiesiog fantastika yra. Manau, 3-8, nežinau, dabar antras rodo, kad 9 yra juodas, bet... Ačiū. Ir žaidėja numeris 10. 3 raudonas biškai žinia žaidybinius argumentus, bet nesvarbu, aš jų nebūtinai minėsiu, jūs pagal nuspręskit. Nebūtinai, nežinau, manau, gal negalima pagal žaidimą taip minėti. Žodžiu, 4-6-1 mafas tikrai sėdi, o 8 pasakiau, už ką juodas. 9 raudonas, nes 4-6 sutinkat su manim, 5 žaidėjo, kad sėdi vienas juodas. 10 sekundžių. Sutinkat, kad 4-6. O jie abu sako, kad 9 yra juodas. Tai 9 greičiausiai gauna labiau raudoną spalvą. Ir plius į 9, sakau, nieks nereagavo, kai jisai kalbėjo nieks. Tai jeigu susakymą daro, bent vienas žmogus jį žiūri. Vyks pakartotinis balsavimas. Priminsiu, kokiu eiliškumu balsuosime. 6, 7 ir 10. Kas balsuoja prieš žaidėją numerį 6? Stop. Kas balsuoja prieš žaidėją numerį 7? Stop. 2 rankos. Kas balsuoja prieš žaidėją numeris 10? 3 rankos, žaidėjas numeris 6, surinkote daugiausiai balsų, jūsų atsisveikinimo. Nu, aš žinau, kad ir 5 davė karūną, bet ta prasme jisai pagal mane yra juodas šitoj vietoj. Aš jo paklausiu, kas yra 4, jisai imituoja, kad manęs nežinau, nekalba nieko apie 4. Nors prieš tai net neprisimenu, kuri pusė, man to ar 7 ar 8. Taigi 4, jisai pasakė ne prieš 4, žaidžia, viskas ok, kodėl tu važiuoji ant 4. Tai nežinau, tegu būna jo karūna ir jo atsakomybė. Aš buvau raudona. Ką išvesti balansų? 5, kad ir su savo karūnom. Ačiū pats. Dėkuoju jums. Viso gero. Ir mieste naktis. Šventės mūsai valiai panos, rokealas ir šampanas, ratai žinai ir žolė, viskas veža stovi
papučia vėjas, bet man jau nu. Labas rytas, Vestelė. Su nušautų žaidėjų numeris 5, jūs atsveikinimo kalba. Sulaužiau dėl to, kad negalvoju, kad antrą žaidimą iš eilės mafai pildytųsi 2 mafai, vėlgi keltųsi, tai čia maksimaliai galėjo 1 keltis, 6 buvo pati juodžiausia. 7 aš esu matęs už juodą kortą taip nervuojantis ir gestikuliuojant, bet labai seniai ir ne taip stipriai, todėl pagalvoju, kad jis galimai gali būti ir raudonesnis žaidėjas, 10 žaidėja nežaidybiškais argumentais, vadina 3 labiau raudonų ir panašiai. Todėl ir pagalvojau, kad čia tikrai nesipylins 2 juodi žaidėjai. Nežinau net ką patarti. Antrą paliekam, tada dabar jau jam karūną uždėti reikia, kaip bebūti, jis irgi žmogus bandė gelbėti tą stalą, žiūrėti ir panašiai. Bet ir Laura, Laura per daug žaidėjų vadina raudonais. 9, 3, tarp 4-6 jų mafas, aš raudonas, antras raudonas, tai reiškia 7-8 kažkas yra mafas, kur aš 7 labiau raudonesnis, tai jums 8, ar ne? Tai nežinau, mano balsavimas dabar būtų sakyti Laura, galbūt yra irgi tarp Lauros ir 4. Ačiū, paplojam visi žaidėjai numeris 5, paliekate stalą ir šiandienos kalbas pradeda žaidėjas numeris 3. Tu žaidėjas numeris 10. Vis tiek, jūs savo sulaužys savo padarėt, man sunku prieš jų žaisti, nes jūs sakot, kad aš esu raudonas, aš esu raudonas, bet už jūsų sulaužymą neišėna man kitaip galvoti, ypač tokioj neaiškokos spalvos iš 6. Kitas dalykas, 7 tipo Bondas paliktas raudonas. Aš nesuprantu, kaip gali būti žmogus raudonas, žaidamas komandai 1, 2, 4. Sako, čia viskas gerai. 8 paskui sako žaidėjai, kad 3 yra tipo daugiau mažiau raudonas, 8 sako, ne, 3 yra juodas, jis taip paskui atsisuka 8, 3 yra 2 jaudų komandų. Aš nesuprantu, kaip taip nesuprasti, kaip žaidimas turi vykti, arba kaip galvoti, kaip turi būti jaudų komanda, ir paskui jį už tai palaikyti raudonu, kad jisai pasiskiričioja ir vos netrenkia kaip per galvą. Aš to tik tais nesuprantu. Man 7 vis tiek atrodo už savo poziciją daug juodesnis už 10, 10 juodas už tai, kad yra sulaužimas, 10 jeigu yra juodas, jis aprudonina, 9 už dar geri argumentai. Neišstatėt nieko, ne? Ai, negirdėjau. Priimta, numeris. Labas rytas. Stau 3. Aš galvoju, kad tarp 3 ir 7 irgi turi būti mafas, bet aš manau, kad už tokius dalykus kaip pas daktarą turėtų irgi būti kažkokios griežtesnis baudos, nes, pavyzdžiui, mane dabar nupirko tas trankimas per galvą ir aš galvoju, kad vis dėlto, nes ta emocija buvo žiauriai stipri ir jis net, šiaip jis būna dažniausiai tik gestikuliuoja, bet jis net ir baudų ir balsų pasimir ir visą kitą, dėl ko man gaunas, kad tarp 7 ir 3 būtent. 3 įstato 10, už tą sulaužymą, aš kaip ten ir Andras sakė, gal ir nebus, iš tos emocijos jūs esate raudona. Bet man to pačiu metu nuo 9, pavyzdžiui, aš irgi nenorėčiau nulipti ir man tas jo ant nulio ta kalba, tie gestai, kurie irgi ten, ką jis ten rodė, aš irgi, ta prasme, įtariu. Plius ir 5 sakė, kad tarp 9-10 turėtų būti mafas ir man iš to, kad antrą savo karūną irgi sakė, jūs esate raudoni, tai 9 gautųsi juodesnis. Tai va 3-9, o aš 8-0 irgi žaidė 3-5, o vėliau ten tą 6 atsisakyti ir čia, nes, nežinau. Žodžiu, aš balsuosiu tarp 3-9 šitą ratą. Kas? 7. Mažesnis miestas. Aš dabar po Lauros kalbos galvojau, kad... Su kalbančiu gestikuliuojam. Galvojau, kad 3 yra raudonas, bet dabar vėl kai jisai savo kalbą pradėjo kalbėti. Su kalbančiu gestikuliuojam. Pradėjo kalbėti. Aš vėl nebegalvoju, kad 3 yra raudonas, nes aš niekados nepasakiau, kad 2-3 yra komanda. Aš laiką sakiau, kad 2 yra raudonas. 2 yra raudonas. 3-8 komanda. Taip? Taip, nes kaip 8 staiga persimetė prie to, kad 3 yra raudonas, aš niekaip nesuprantu to. Niekaip negaliu suprasti, kaip jisai gali vadinti dabar 3 raudoną, kaip prieš tai sakė 3 yra tikrai juodas. Ne, aš nekalbėsiu su jumis, jūs esate juodas juodžiausias. Jeigu dėl 3 abejoju, tai dėl jūsų tavo išnekėjimo aš tiesiog neturiu dėl ko. Šiaip aš balsuosiu, kur pasakys 2, pasakysit į 10, balsuosiu į 10, nes galvoju, kad jinai yra raudona. Išstatau 3, išstatau 4. 4 irgi dabar man ta kalba tokia nesužibėjo, nors jūs prieš 3 važiuojate, tai man kaip turėtų patikti, bet... 8. Aš sakau jums daktarui, sakau, 10 rodo, kad 3 raudonas, dėl to paliekam 10 papylę, nes jinai deda ant jos stovi, kad jis raudonas, suprantat? Ir jinai plius laužia stalą. Dėl to sakau, man 10 tinka, kad jinai yra papylė, aš nesakiau, kad 3 man labai raudonas. Sakau, tiesiog jinai nusiema nuo jos spalvą ir užsideda ant savęs, plius jinai sulaužia stalą. Išstatau 10, balsuosim į 10, pažaisim teisingą žaidimą, nieks jokios informacijos neturi.
Dar kažkokių argumentų. Nėra jokių. Nežinau, aš ką apie jūs galvot. Nu, pradžioj jis man žiauriai juodas atrodė, dabar nesuprantu. Tas žmogus iš kažkur jūs atakuoja, čia pradėjo skirčiotis, pasikeitė vėl spalva, 5 išėjo, paliko 7 raudonų. Jisai visiškai nieko nepasako, plus ant jo daug įtarimų buvo, paskui visi pamiršo, nuėjo, aš norėjau iš viso papilo 10, 9, 6, 10, 9, paskui 4 galvojau, paskui 10, 9, 3 galvojau. Aš jūsų net neliečiau, aš jūsų net neįdėjau, papilo, pats 5 jūs įdėjo, pats 5 jūs ištraukė. 9. Išstatau 4, išstatau 10. Patvirtinta. 4 turėtų priimta. Gerai, žodžiu, aš galvoju, kad dabar turi išėti 10, nes bus armata, jeigu bus armata, 10 sulaužė ir jinai sėdės prie stalo. Bet 4 dabar atakuoja 3, kuris teisingai, mano supratimu teisingai sužaidė. 2 gelbėjo papilą ir jisai visą laiką rodo, kad reikia išvesti 10. Saugus žaidimas išvesti 10. O 4 visa ataka į 3 ir 9. Aš galvoju, kad 3 yra raudonas. Jeigu jūs nenorite prabalsuoti į 10, prabalsuokite į 4. Tai, kad jūs tarp savęs kapuotės, jūs uždėt 1, 2, 4 ir jūs uždėt prieš 3 ir jūs uždėt prieš 3. Bet jūs dabar abu atsisūkė į 3 ir kažkodėl tai nekalbat apie 4. Aš galvoju, kad 4 yra neraudonas, nes jis nenori išvesti 10. O dabar turim bičių balsuoti 10. Nu kaip? Nu, nežinau. Aš išbalsuočiau 10. 10. Kai aš pagal 0 galvojau, kokios šios spalvos, tai tarp 2-4 dabar sėdinčių, tai pagalvojau, kad jie buvo raudoni už tai, kad jie turėjo tokį pasitikėjimą savim. Dabar pagal žaidimą, aš pagalvojau, nu tai 2 dar aišku nešnekėjo, bet jau jį visi pavino už tai raudoną, kad jisai yra, kad gelbėjo stalą. Dabar 4 kalba, kai jisai sako, tarp 3-7 tikrai sėdi mafas. Nu sėdi, jisai sugalvoja, nes 7 atakoja 3 ten atakavo kažkiek 7. Tada jisai persigalvoja, sako, tarp 3-9 ir jisai vis tiek padaro išvadą, kad reikia 3 išbalsuoti. Nu, tipo 3 įtartinas. Nu, jo, bet jūs vis tiek primetėt mintį, kad 3-7. Jis iš kažkokiu būdu sako, aš pasakiau argumentus, jūs nepasakėt nei vieno argumento, kodėl 9 yra juodas. Nepasakėt nei vieno argumento. Nu, kas yra? Nu, kad 5 pasakė, kad užsakinėjo, čia ne argumentas yra. Tai jeigu aš dar aiškinu, jeigu galėjau sakinėti, tikrai būtų susišaudimas. Aš sakiau, jo argumentus jis pats linksėjo ir sutiko pirmais. Jis sutiko, kad jis juodas. Žodžiu, statau 4. Kas? Kalba 2. Žiūrėkit, jeigu 10 juodas, man tai nesarmata praloš, nes jeigu juodas sulaužė šerifą, nu tai jau laimėtas žaidimas, bet kokia atveju. Man atrodo, mums raudonėm reikia rizikuoti ir sugalvoti galų gale ar į raudoną ar juodą. Aš linkstu prie to, kad 10 raudonesnė. Aš taip galvoju. Dėl to emocija tikra, į ten po to, raudonai elgėsi, 5 paliko ją raudoną. Aš dėčiau šiuo atveju į 4. Aš asmeniškai. Tiesiog, matot, mes daug ką rizikuojam, numeris 4, jūs nepykit, bet man toks buvo jausmas prieš tai, kai mes kėlėm 6, 7, 10, kad tokia atmosfera buvo, kad baigsis ant 3-3, kad ten visi 3 raudoni. Man toks buvo jausmas. 3 aš neįtariu absoliučiai, jūs jeigu būtumėt juodas 10 pirktumėt, kai nežinau ką, nes jie jūs stoguoja, o jūs atgal ją išstatot ir žaidžiat prieš 10. Aš 3 neįtariu, aš asmeniškai galvoju, kad 9 man užkliuvo praeitą ratą, kad jūs sakot, reikia 10 ir taip ėjo į papilą, nu kam jūs dar tą akcentuojat, kad tik 10, tai dar 2 įtartinus būtume išsivedę. Balsavimo fazė, jokių gestų, išstatytos 3 kandidatūros, 10, 3, 4, taip ir balsuosime, 10, 3, 4. Kas balsuoja prieš 10? Stop, 1 balsas. Kas balsuoja prieš 3, stop nėra ir prieš 4, likę 7 balsai, jūs atsveikina minutę. Jonas? Sakau, 3-10, ble. Dar nesibaigia žaidimas. Ta prasme, kodėl mes taip darom, matomai, su tais papildais, visą laiką paliekam, mes pas mus kiekvieną savaitę yra sulaužomos stalas, bet nesvarbu ar tyčia ar ne, ta prasme, ir dažniausiai, jeigu būna netyčia. Mes jau norėjom vieną imti. Ir jeigu vis tiek yra, ta prasme, Gerai, stop žaidimas, mačias. Negali pykti. Aš sėdžiu, abu juodi kapoja mane. Tai Laura tyčia sulaužė pirmą. Aš gal jūs supratot, kad Tyčia sulaužė ir netyčia. Netyčia. Negauni dopų. Negauni dopų. Bet nesvarbu. Bet už tai, kad išsidėjai gauni. Žinai, kad jisai norėjo ją nuvesti, akcentavo 10. Žinok, aš garbės žodis nesupratau, Daugiau kaip čia stalas. dopų nelabai kas gali. Bet čia 9-10 komandas sėdi, blemba galvoja. Nerijus galėjo pakelti juodą, sulaužė raudoną ir negauna. Būtų pakėlęs, dar būtų gavęs.
daktaras. Irgi Daktaras nelabai, už ką nebūtų aš nieko, papjausiu jokių vieną dobų, juodą, tai ne. apsiraudonai nešvariai. komanda radai. Šitais dalykais negalima. Nu, raudonti. blet. Bet čia Šarūnė leido. tai- 9-10, Jisai sakė. 9 sėdi, rodau 3 juodas, po tavo kalbos 9. Šerifas. Ir argumentų, Tu kodėl iš Kas principo Donas? manęs aš. Tu iš principo manęs turi neklausti, čia netyčia sulaužio, faktas tai įvykęs. vieną sulaužiau. Taip, aš turėjau turnyrą, kur karo čia. Aš galvoju, tik slepiuosi pašalį, kad nematytų iš to džiaugsmo.